taip. Užuolaidos mano, nėra čia ko plauti. Man užuolaidas tenka labai tankiai plauti. Nes jeigu aš palieku seną mokutį namie, jis man taip atsistoja ant langą ir papurškia. Bet toks pas mus gyvenimas, pastoviai kampai. Kur nors tai ten, tai ten, tai ten. Jaunikliai ne, vat kažkaip ne, o vat mano tas senasis tikriausiai nenori užleisti teritorijos, tai būna ženklinimai. Ir vat su šita pagalbininkė labai jau ilgai mums tvarkymai būna, jau labai ilgai. Taigi, kol aš neatsigulėsiu, kol aš neįsityrinėsiu šitų skudurų tavo, fig tu gausi iš manęs. Vat pas mus tik taip vyksta tvarkymas ir kruopa. Tikrintojas ir smakius. Kai visą savaitę mūsų nėra namie, jie ant tiek mūsų pasilgsta, kad nei nuo žingsniuko neatstoja. Visur dalyvauja. Visur. Eisiu, dėk pakasysim dėk pilivą. Nu, pasisveikink su visais, sakyk, aš jūs visus apdraskysiu dabar. Oi, kokia aš. Pasimaivėk. Sakyk, ir aš moku maivytis neprasčiau už kruopą, ir aš moku, tik aš skaudžiau dreskiu. Sakyk, tik aš skaudžiau dreskiu. Kruopytė švelniau, truputį apkabina nagučiais, smakutis moka. Palik žemiau. Kol diena apsiniaukusi, varom į parduotuvės, ten vyrui reikia elektronikos kažkokių dalykų, o manai maisto reikia, kai visada bobiškais reikalais. Ir į depo važiuojam, nes depo neuždygo mano petražolės, gal ten gausiu kokį augaliuką atsodinti, aš porą krūmelių nupirksiu. Sėjau ir neišdygo. Ir trąšų reikia gėlėm nusipirkti, jau žydinčiom gėlėm laukia. O tokiais reikaliukais galvojam, kol dabar apsiniaukia. Kaip ir panašu šiandien žadėjo ir lietaus, tai nutarėm užsiprekinti. Neprarasti laiko, neprasėdėti namuos, kai lyja. Nors nelyja dabar, bet labai panašu į lietų. O čia busai, kažkokia paradas busų važiuoja. Nors prognozė žadėjo lietų. Į depo atbildėjom. Vyras ant dienų norėjo asilą nusipirkti. Radom asilą. Kiek jis kainuoja, nematai? Nematau. Va tokie va būda 135. Nu jau ne būdų, mes ne ta šalis, kad čia būdom. Ne, jeigu kelias imsi, 150 vieną. Visokiom būdom apsidėti. Nu ir eštalas plius minus taip pat. Ai, va, yra, bet nematau kainos. O ja, to nematau net. Ten tokia jau etiketė. Ne, žinai, kur čia galima? Stulpą kieme tokį pastatei gražų, nu ką nors jis laiko. O va čia lemputės įstatei. Nu irgi gražu. O dieve, kiek jis sveria toks. Mums visą terasą nulauš. Du Leo stovi. Dabar noriu fotografuoti. Leo numeris 1, Leo numeris 2. Kuris gražesnis, a? Tujos, eglutės, kurios akis užauga tik 2 metrai, užauga 22 metrai. Pas mus tai kiemės viršūnės net reikėjo pripjauti.
čia irgi akmenukų kokių gražių. Dais ir... Aha. Čia tikriausiai irgi dekoratyvinis. Kažkokie nepakeliami. Šalygatės tikriausiai. Mums kažką panašaus ir reikėtų pavėsinės į laiptukus, ne? Kiek jie kainuoja neblogai. Pavėsinė nuo laiptukų? Aha, va tokį sudėti kažką, tai va tokio. Ne taip, Galima. kad takeliai, bet va tokius. Čia akmuo, jo? Aha. Ar čia kas? Ar čia Betonas, žiūrėk, ten Betonas? suskylęs yra. betonas? Tai mes pasidaryti patys galim iš betono. Su įdėti kokių Armatūrą. dažų ir padaryti. Dažų, jo. Žemė augalams, tu gal va šitą didelį paimti, bet man reikia, kad gėlėm tiktų. Tau reikia ko? O, gėlėms, kambariniams augalams, vazoniniams. A mes kokį buvom tada paėmę? Radom. Imsim šitą. 3,25 €. Tiks juodžemis. Pilnas vežimas gėlyčių. Kur šitas? Ta. Koksai vytai čia pas mus? Va šitas yra? Sveiki. Bet jau Mes Maksimai daugiausia važiuojam katinams maisto. Ten konservų pastoji būna nuolaida ta government. Bet vienintelis konservus katinai normaliai valgo. Šitą kur reikėjo prigrėsti truputį. Šis važiuoja namo. Kaip tik akcijų buvo daug ir gėliau pasiėmėm. Vakar prisipirkau gėlių, bet vakar jau nieko nebesodinau, nes turėjom truputį kitokių reikalų. O šiandien čia jau sodinti ir vat mano gėlytės. Margenis, man atrodo, jis vadinasi liaudiškai, darželinis margenis. Čia į lovelį pasisodinsiu, terasui pakombinuosiu. Ir vat nusipirkau dar šitą hortenziją. Dabar vat bėda galvos skausmas, kurie sodinti. Jinai nemėgsta tiesioginių saulės spindulių, mėgsta tokį pusiau pavėsį, kaip skaičiau apie ją. Tai vat ir bėda. Čia mano žolė nenušienauta. Lyja, tai paskui darbas nėra kada nušienauta. Čia mano pagalbininkė visada. Ir gėlių tręšėja, agronomė didžioji. Ir va dar šitą nusipirkau. Kariopsis. Skaičiau apie šitą gėlytę. Jinai iš vis sausras atlaiko, labai tokia nelepi. Tai aš ją va čia šitą gėlyno vietą ir pasodinsiu. Taip, Kruopyte, tiks šitą gėlyno vietą mums, pasižiūrėk. Nuspręsk, kur reikia sodinti. Čia kasti? Nukasim čia, kasim. Nu kurgi dabar ant visų gėlių tu čia nuvirtai. Kruopą neišlaužėk. Nesivaliok purvina. Oi, aš nulėkiau, dirbau iš pradžių su treningu, nulėkiau, striukiausi, vilkau šaltą šiandien. Tai kad užsimsiu, pasodinsiu gėlytės ir dar gavau petražolės. Man sodinau, iš trečio karto nieks nesužėlė. Važiavau, nusipirkau ir kvapnu į čiobrelį. Vieną krūmelį turiu, tai dar vieną pasisodinsiu. Aš ir žiemai prisidžiovinu ją. Va, antra atlėkė agronomė. Mano darželių planuotoja. Viską jie man nulaužo, kas tik daigeliai yra. Šių jėgų nebeturiu jų vaikyti. Tegul. Pyte. Iki lyja lietutis, lyja. Vat kai kopsis, o kaip mane duoda mum laukia padirbti. Lyja lietus. Vat kai pradeda žydėti šitos gėlės tokios, jos man tokios gražios, būtinai prasideda Lietuvoje liūčių sezonai. Neduo šiandien nei padirbti. Suržolėpai apžėlus. Oi, tas lietus tai. Ir norėčiau dar vienu filmu pasidalinti, ką tik žiūrėjau, kol dar šviežios mintys, dar šviežios emocijos pasidalinti. Epikoj, lietuviškų filmų svetainės tos platformoje radau filmą
Paslaptis išdrįsk svajoti. 20 metų JAV pastatymas. Toks grinai vakarui, grinai atpalaidavimui filmas. Man kaip tik penktadienį lyjo lietus po sunkios darbo savaitės, norėjosi kažko tai va tokio. Išsidrėbti su arbata ir va žiūrėti ir mėgautis to žiūrėjimu atpalaiduojančiu, kad jausmai, emocijos lietosi laisvai, ne taip, kad kai žiūrėjai kokį tai psichologinį filmą, kokį tai detektyvą, tu jau įsitempę žiūri, jau bijai momento praleisti, kad paskui nesuprasi. O čia žiūri, svarbiausia, gerai baigėsi, su laiminga pabaiga, antiek nuteikė tau savaitgaliu, tokiom emocijom užpildė, tokiom. Tikrai, filmas tikrai patiko. Apie tokią jauną moterį, kuri liko našlė su 3 vaikais, kaip jai klostėsi gyvenimas ir kad bet kokių metų būtų, bet kokioje situacijoje reikia visada svajoti, reikia visada norėti ir siekti, neuždrausti savo gyventi. Tikrai tokios, jeigu tikrai mėgsta tokius filmus, kai norit atsipalaidavimo tokio, paprasčiausiai išsidrėbi ir žiūri ir tiesiog nieko negalvoju, o leidi viskam lietis laisvai. Va toks filmas, tai tikrai rekomenduočiau pasižiūrėti vakaro filmą, tokį, toks moteriškas jisai, bet ir šeimos filmas tikrai tiktų. Tai paslaptis išdrįsk svajoti. Tikrai pasižiūrėkit, tikrai neblogas, geras filmukas. Šiam mano video tikriausiai šito savo rekomendaciją, šito filmuko ir baigsiu. Iki sekančio. Ate. Būkit sveiki ir laimingi. Ir norėčiau palinkėti gražios vasaros Lietuvoje, nes jau tie lietus taip įgryso, kad visi vienas kitam linkėkim gražios vasaros, gal ir mūsų mintis ir mes išdrįsim kažką tai nuveikti ir mūsų visą tai išgirs mūsų mintis ir norus, kad norim tikrai geros, nelietingos vasaros. Ate, mielieji, ate.